klausimų su trečiosios dalies bus klausimų sesija. Kaip mes ją organizuosime? Aš paprašiau mano kolegės Jurgitos, mes išklausysime jūsų klausimus, Jurgita juos užfiksuos ir bus dar kita paskutinioji dalis, tai atsakymų sesija. Tai kalbėkime apie tai, kad klausimus galbūt pasistengime sutilpti į 1 minutę. Labai prašau, kad prašom visi kartu, kad tie klausimai būtų racionalūs, be emocijų. Tiesiog kalbėkim, diskutuokim ir spręskim kažkokias problemas ar kažką, jeigu jos egzistuoja. Tai kas norėtų prieisiu? Aš prieisiu. Ir prašau pasistatyti, jeigu galite. Esu 5 metus Palangiškis ir minutę laiko bus metų. Iš tiesų šiek tiek nuvylėte, merė, tarsi ne dėl to susirinkome. Tikrai mes turim ko džiaugtis, bet mes turim problemą ir dėl problemos mes susirinkome. Dėl to aš klausimą šitoksai gal diskutuojam, taip pat bendruomenė mes esame. Tai susirinkime ir taip ir dėlioti. Teikit klausimą konkretų, dabar nežinau. Ne, tai ar kokiu būdu tai darome? Ar diskutuojame? Gal turite klausimą užduoti konkrečiai, prašau? Ne, mes visai turime problemą, kurią matėme. Aš galvoju, žiūrėkit, mes kviečiame bendruomenę ir pristatyti, ką mes padarėme, ir pristatyti, ką mes norime padaryti. Palaukit, mes konkrečiai klausimus. Gerai, bet aš tik vieną momentą, mes turim 2 valandas, žiūrėkit, ne. Klausimą galite užduoti. Palaukit, aš tik tuolės turim. Mes turime 2 valandas, tai dabar mes prakalbėjom 1:20 minučių, mes turime 40 minučių. Ir jūs sakote, taigi mes susirinkome, tai padiskutuojame. Žiūrėkit, kolegos, aš matau, kad čia provokacijos vyksta, ta prasme, tai to provokacijų nereikia. Žiūrėkit, meras dabar kaltas yra, mes neišvarom jūsų, mes diskutuokim, kiek po laiko reikės. Taip, bet yra visų reglamentas, mes negalime diskutuoti iki 9 vakaro. Mes apsibrėžkim 2 valandas, dabar praėjo tik 15-20 minučių po to, tai jūs diskutuoti, klauskime, bet negali būti diskusija vykti 200 sambūryje diskutuoti, tiek nebūna. Tai mes ir klauskime, užduokit klausimą, mes atsakome, diskutuojame. Normali turi būti vedimo tvarka, negali būti vienas atsistoja, merė netinka, ar merė tinka, negali taip būti. Tai mes dabar yra 3 blokas, klausimai, ir klauskite. Kokios yra problemos, pakalbėkit, išsakykit, mes užsirašysim ir bandysim atsakyti. Ir taip vyksta diskusija racionali, bet negali 100 žmonių diskutuoti vienu momentu. Tai yra neįmanoma. Aš prieisiu prie jūsų komitetą, prašau prisistatyti, vis tik tai. Dėl laiko, tai mes čia, dėl laiko kalbėjimo, tai tikrai čia neprašau galas. Bet mano klausimas tai yra toksai. Turime unikalius trenerius, taip, futbolo turime tinklinio trenerius unikalius, gimnastikos. Sakykite, kodėl daugelis arba nueina į privačią struktūrą ir kodėl neįsilieja į tą sporto centro bendriją? Kaip čia yra? Galit pasakyti? Gerai, ačiū klausimą, Jurgita, užfiksuota, tai žmogus pasisakė, kas turite tą klausimą? Gerai. Esu Palangos gyventoja nuolatinė, esu Ingrida Balčiūnienė. Projekte buvo pristatomi lauko treniruokliai prie vaikų žaidimo aikštelės. Tai treniruokliai buvo, vasaros gale atsirado ir dingo. Tai mano klausimas būtų, gerai, bet ten buvo ir dingo. Kodėl? Kur jie dingo? Tai va, aš noriu atsakymą iš šitą klausimą. Ačiū Jurgita už klausimą. Taip, Jurgita klausimus rašykite. Gerai, kas prašau. Aš norėjau atviriškai pasakyti. Mes iš privataus klubo išėjome į sporto centrą ir labai patenkinti. Ačiū labai. Kas dar turite klausimų? Aš prieisiu. Aš prie visų prieisiu, tikrai turėsim laiko, jeigu neužteks 2 valandų.
diskutuosim dar valandą. Prašau. Sveiki visi, Marcel Balasanov, privataus futbolo klubo vadovas, treneris 10 metų atgal, kai buvo sukurtas klubas, tai buvo šioks toks šokas, normalus savivaldybė visas ir aplamai visoje Lietuvoje, kai atsirado privatus klubai. Dabar jau gyvenam 10 metų, viskas gerai, po biškį su visais susibendravom, susidraugavom, susitaikė ir valdžia ir visa kita, kad yra privatus klubai ir turi egzistuoti. Jo, dabar konkrečiai klausimų. Dabar nenorėčiau, kad iš tikrųjų mes šiandien žinau, kad daug susirinko, yra mano bičiuliai iš tinklinio komandos, tėveliai, visa kita, bet šiandien mes turėtumėm išspręsti kitus svarbus klausimus, visus sportų šakų klausimus, o ne tik vienos sportų šakos, dėl privačių klubų finansavimo. Šiai dienai buvo įvardinti skaičiai, gaunasi taip, kad pavyzdžiui, sporto centro futbolo vaikai gauna 70 eurų į mėnesį. Toks yra paskaičiavimo tokia suma. Kad jūs suprastumėt, futbolo klubas Gintaras gauna 1 eurą į mėnesį vienam vaikui. Tai yra 70 kartų daugiau. Tinklinis, kurį šiandien tėveliai iškėlė daug klausimų ir taip toliau, aš kalbėsiu atvirai. Tai šiandien aš pamačiau, kad jūs gaunat, jeigu neklystu, jeigu aš teisingai pamačiau, tinklinis vaikai gauna 287 eurus. Jūs gaunat nemokamai, ta prasme, jums treneriams mokami atlyginimai, jūs gaunat nemokamai transportą, jūs gaunat nemokamai visas bazės. Klausimas toksai, kaip mums privatiems klubams jaustis ir išgyventi iš 1 euro per mėnesį. O kiek yra NVŠ? Aš galim, kad netrukdytų, mes jeigu. Jo. Dabar, kas liečia NVŠ, NVŠ yra vyriausybinė programa, čia nesavivaldybės, būkim bet teisingi. Kas įdomiausia, kad NVŠ dalyvauja, jeigu sporto centros atstovas klausia, kad NVŠ dalyvauja sporto centro vaikai, tai reiškia, sporto centro vaikai gauna dvigubai finansavimą. Tuo tarpu mes gaunam tą vadinamą NVŠ 13 eurų į mėnesį maždaug, buvo iki šiol, dabar gal padidėjo iki 18, kažkur 19 eurų į mėnesį, jeigu padalinti teisingai ant 12 mėnesių. Tai yra, mano siūlymas toksai, problemų mieste yra su sportu. Mano siūlymas dabar nedaryti turgų, nedaryti kažkokius tai, nežinau, ne į viešumą eiti, o vienyti jėgas visiems. Ir sukurti, mano pasiūlymas, sukurti miesto tarybą, kur dalyvautų sporto taryba, kur dalyvautų visi privataus klubo atstovai, kur dalyvautų sporto centro, gal netgi savivaldybės atstovai, ir mes spręstumėm visos problemos ten. Mes išreiškiam kažkokius tai pretenzijas, kažkokius tai dėl finansavimo klausimus ir taip toliau. Tai darykim produktyviai. Ne taip, kad mes po vieną visų pirma visokiais šauksmais ir taip toliau nieko nepasieks. Turim vienyti jėgas. Tiek tėveliai, tinklinio, krepšinio, nesvarbu kieno. Turim susėsti, sukurti tą mano manymą tarybą, per kurios spręsim visus klausimus. Jeigu jau ten neįspręsim, tada eisim į savivaldybę ir taip toliau. Ateis pas mane. Ačiū Marcelijai už labai racionalų pasiūlymą. Tai prašau kolegai Jurgą užfiksuoti dėl tarybos, sporto tarybos mieste steigimą. Tai kas dar neuždavė klausimą, prašau. Aš trumpai apie krepšinį. Klausimas būtų toks, kas finansuoja regionų lygą. Kitas klausimas būtų, kaip yra su sporto centru pasirašomos sutartys keliais egzemplioriais. Ir sutartys su vaikais, gaunam pasirašyti sutartį, bet šiaip sutartys yra pasirašomos 2 egzemplioriais, tai antro egzempliorio nesulaukia. Jo, ir kitas klausimas, toks, nežinau, į temą, ne į temą, kam priklauso baseinė sporto sąjunga. Ačiū už klausimą, Jurgita spėjo užsirašyti. Taip, tuo minutė, bet būtinai prieisiu, aš tik noriu, kad spėtų. Spėjo, na? Na, kaip suprantu, kovotojas. Nenuteikinėkit žmonės, atsisuksiu į publiką. Aš jau pradėjau nuo žodžių nuteikinėti ar nenuteikinėti. Tai mes kalbėtume žodžiu.
Ką noriu pasakyti, šiandien iš tikrųjų pasijaučiau, žinot, yra tokia kirbi firma, kaip tu ateini, gauti kažkokios geros informacijos, bet parsineši namo siurblio, kurio tu net nenorėjai. Tai šiandien didžiąją dalį to susitikimo, bet šitaip ir pasijaučiau. Aš galbūt net tie iškelti klausimai, tie 30 000 iš tikrųjų tai buvo angliškas statementas, pasakymas, aš norėjau žodžio, aš kovoju už visus vaikus, nenoriu nuteikinėti visus, gerbiu trenerius. Jeigu ne šitie atsidarė treneriai, kurie nusimovė kelnes, dirba už 600, tai šitie vaikai šitų pasiekimų jokių absoliučiai nieko neturėtų. Aš labiau norėčiau pakalbėti apie valdymo metodus, kaip yra bendraujama su treneriais. Čia aišku yra dalis trenerių, kurie labai patenkinti, viskas gerai, aš kalbėsiu galbūt ir atstovausiu trenerius, kurie jau paliko šitą darbą. Yra toks žodis mobbingas, tai vat tie treneriai yra pasiruošę kalbėti. Tai yra ir futbolo treneris, ir badmintono trenerė, yra ir Erikas. Tai yra viena ranka kažkas atimama, sukuriama problema, kita ranka yra duodama atgal ir norima parodyti, aš tau padariau paslaugą, dabar tu man dėkoji. Jūs netinėkit mikrofoną. Marcelis, gerai, aš noriu užduoti klausimą. Aš noriu viešo, nepriklausomo audito, nes aš reiškiu viešą nepasitikėjimą sporto centro vadovu. Aš turiu tokią pilietinę, kaip pasakyti, pilietinę savo pareigą, todėl, kad aš buvau su sportu 4 metus ir aš mačiau, kas vyksta. Yra dalykų, kuriuo aš negaliu čia sakyti, manimi pasitikėjo tėvai, bet jie bijojo. Ir aš noriu užduoti klausimą, iš kurį aš gavau, čia bus miesto merai, iš žmonių, praktiškai 20 gal per paskutinės 2 dienas, kad matai, ką tu darai, tu turi stogą. Aš turiu stogas ir ruberoidinis pas mane sporto klube. Ir klausimas yra toks mano žmonos. Ar jūs netrukdysit mano verslui dėl to, kad aš keliu mieste šitas problemas? Viskas, paprastas klausimas. Aš pasakiau, Dabar, matai, ką aš jums galiu pasakyti, ar mes netrukdysim jūsų verslą. Pradėkite nuo tų, merai, jūs įkvėpkit, iškvėpkit vandens. Taip, merat jau dabūnai ir taip. Matai, pradėkim nuo to. Matai, pradėkim nuo to, ar trukdys. Aš jau labai trumpai atsakysiu, po to atsakys matyti ir meras. Žiūrėkit, aš pirmą kartą su jumis susitikau savivaldybėje tada, kai iškilo konfliktinė situacija tarp jūsų klubo ir Liuteronų bažnyčios. Konfliktinė situacija buvo labai negera, labai negraži. Ką mes padarėm? Mes pasisodinom jūs, pasisodinome kleboną ir sakėm, kalbėkitės, bendraukit, suraskit sprendimą. Ar mes trukdėm jums? Mes netrukdėm. Ir gerai, matai, nereikia vaizduoti kažkokią, sakykime, kovotojų už vaikus. Nereikia už vaikus kovoti. Mes turime juos palaikyti, juos skatinti, jiem padėti. Ne kova čia yra, čia ne karas, čia ne Ukraina. Tai ar turite dar kažkokių klausimų? Gerai, jūs? Labą dieną. Aš plaukimo trenerė Žydrūnė. Turiu klausimą, nežinau, čia gal švietimo skyriui. Ar galima būtų, aš konkrečiai, ar galima būtų atleisti vaikus, kurie eina į 2 treniruotės nuo pirmų 2 pamokų? Kodėl? Kitiem metam. Pernai buvo galima, pernai nėjo vaikai, galima padaryti gal kūno kultūras. Atsakykit, nes, labai aktualu. Jeigu labai aktualu, tai galiu labai greitai ir atsakyti. Sporto centras kažkada buvo švietimo įstaiga, neformalus vaikų švietimas papildantis formalų ugdymą. Dabar jau keli metai sporto centras yra sporto įstaiga. Tik tai neformalų švietimą papildančios įstaigos pas mus liko meno mokykla. Taip, tokiu atveju gali būti vaikai atleidžiami nuo kūno kultūros pamokų, būtų galima koreguoti tvarkaraštį ir jie galėtų pamokų metu sportuoti baseine. Dabar šiuo atveju ne 8 valandą jie turi būti pamokose. Iš tam tikrų galbūt kalbėjom čia ir su vėjo mama truputėlį ir su mokyklos administracija, bandėm derinti tam tikras problemas, bet aš pasakysiu ir gerbiamam Mantui.
Taip, Palangoje mokosi daugiau negu 2000 vaikų ir jie visi man yra svarbus ir labai aktualu ir aš irgi esu mama, kad jie visi gautų kokybišką švietimo paslaugas ir sporto paslaugas. O dėl sportininkų tikrai tai, ką galim padaryti, mes stengiamės daryti, bet mokytojų trūksta ir ne visada galime irgi pakoreguoti atitinkamai tvarkaraštį. Labai gaila, bet mes esame tam tikri įkaitai. Su sporto centro direktoriumi truputėlį jau esame pradėję diskutuoti, galbūt būtų galimybė Palangoje steigti sporto klases, bet tai ateities klausimas. Kaip tik šiemet planuojam tinklo pertvarkos planą, galbūt apie tai irgi pagalvosim. Ačiū. Ar yra dar konstruktyvių klausimų, be emocijų, tiesiog yra kažkokia problema, ją sprendžiam. Taip, prašau. Esu Kostas Vičkūnas, Palangos gyventojas. Konkretus klausimas merui. Tiek šiuo metu Palangoje kai kurios vietos yra mokamos stovėjimo, tiek šventoje dalis yra mokama, o uosto teritorijoje dalis nemokama. Kur tėveliam atvežusi vaikus į mokyklą būsimą, ar dabar į treniruotės, kurios kartais vyksta, palikti automobilius nemokamai. Ačiū. Ačiū, Jurgita, užfiksavo klausimą. Labai ačiū, kad racionalus klausimas. Kas dar turite klausimą? Rimantas Būkinas, atstovauju tokią gražią sporto šaką kaip tenisas. Norėčiau paklausti, jau 15-20 metų po Birutės Ardikaitės išėjimo Palangoje vertina situacija su tenisu. Nors mes turime sporto fazę puikią, kad ir norėtųsi kažkaip atsakymą, kodėl iki šiol mūsų vaikai turi sportuoti Vidmantuose, Klaipėdoje, siekti šito sporto gražaus meistriškumo kažkur kitur, o Palangoje šitas sportas visiškai miręs. Ačiū. Ačiū. Prašau. Karolis Sidabras, futbolininko tėvas, privataus sporto klubo. Dažna praktika visuose miestuose ir miesteliuose, tiek privatiems klubams, tiek neprivatiems klubams suteikti sporto bazes itin lengvatinėmis sąlygomis, o dažnu atveju ir nemokamai. Turint omeny, kad Palangoje tų sporto bazių atvirų tikrai netrūksta ir visi drąsiai sutilptų. Deja, jokios tvarkos juodu ant balto aprašytos nėra. Tai dabar labai konkretus klausimas. Ką turėtų sporto bendruomenės tėvai, ne tėvai, klubai padaryti, kad lengvatinėm sąlygom galėtų naudotis savivaldybės ir švietimo skyriui priklausančiom bazom? Labai, kas dar matau nori pasakyti? Prašau. Aš ne palangiškis, bet dukra palangiškis žaidė tinklį. Norėčiau paprašyti baigti politikuoti tiek savivaldybė, tiek visiems susirinkusiems. Ir paprasčiausiai toks klausimas, ar negalėtų miesto valdžia pasikviesti trenerį, pasikalbėti su kiekvieno centro, be sporto centro direktorių, be visų, ir paprasčiausiai į sporto centras jau yra sustojęs 5 ar 10 metų, kai buvo, gal taip viskas ir vyksta. Nieko naujo. Ačiū, nėra visai nieko naujo, yra pasiekimų. Tai mes atsiprašome. Kas dar nori užduoti klausimų? Matai, aš jums galiu duoti, Aš norėčiau pasakyti, Matai, jūs tikrai galite užduoti klausimą. Jūs tikrai galite apsilankyti savivaldybėje, ko jūs nedarote. Jūs tikrai galite ateiti ir pas mane, kaip jūs galite ateiti ir pas vadovą. Matai, jūs galite išklausyti. Gerai, užduoti klausimą. Tai norėčiau paklausti apie miesto infrastruktūrą, kadangi matau labai didelės problemas, tikrai pats sporto klubas trūksta salių.
aerobikos salių, bokso salių, dziudo salių ir labai viskas gražu, mes plečiam miesto infrastruktūrą, bet man atrodo, pamąstymui mūsų prioritetai yra šiek tiek ne ten. Padelis nėra olimpinė sporto šaka, yra išleidžiami tikrai nemaži pinigai, yra ambolas, nežinau kaip ten vadinasi, mums trūksta dziudo, bokso, salės futbolo, gimnastikos, aerobikos, seniorams salės. Mes galėtume atiduoti tai bendruomeniai vaikams, o mes padarome kažkokį tai komercinį pastatą, sporto centro teritoriją, kur mes rinksim pinigus ir neaišku, kur tie pinigai bus panaudoti. Kai gali sportuoti maniežė 300-400 vaikų, sportuos vienu metu 6 ir neaišku, ar vaikai sportuos. Tai čia toksai, aš manau, konstruktyvus klausimas, ar nebūtų buvę geriau tokį pastatą statyti ne sporto centro teritorijoje ir perduoti privačiam verslui, nes čia yra visiškai komercinis, mano nuomonė, pastatas. Tai yra klausimą, jau einam prie atsakymo. Dabar paskutinis klausimas. Norėjau paklausti, ar yra numatyta atnaujinti autoparką, praplėsti autoparką, ta prasme, autobusiukų, ar jūs naujinsit ir didinsit jų kiekį? Gerai, paskutinis, nes reikia atsakinėti. Aš 2 vaikų esu mama ir jie lanko sporto centro. Norėčiau paklausti, gal buvo apdovanojimai čia sporto. Tiesiog, ar aš nežinau, aš sakiau savo vaikam, kad mes eisim, bus nugalėtojai, jie bus apdovanoti kaip kiekvienais metais, bet jie pareiktų su šokoladu. Ar čia nebebuvo finansavimo, tai čia Noriu, kad jūsų matukas nebuvo skambus, nepatiko, tai jūs klausėte. Šokoladukas vaikui patiko, tik tai tiesiog galbūt. Kodėl ar nebeliko finansavimo tiems diplomams kažkokiems, nes visi kiti gavo. Gerai, Jurgita užsirašė, ar toks pat klausimas? Gerai. Gerai. Ką, dabar, dabar jūs užduokė klausimą. Aš pasakysiu, što moteris turi pasą, pagal ką sprendžia kiekvienos Lietuvos teisės. Tai treneris. Ir šiais metais pirmą kartą mano prizininkai pirmas vietas ir nebuvo apdovanoti. Aš Palangos vaikus treniruoju, ne kažkieno kito. Ir 9 metai mes siekiam aukštų rezultatų, tikrai aukštų pasiekti Europos pasaulyje. O čia komisiją sudariau. Mes negaunam informacijos elektroniniuose laiškuose. Turim sekti, internete sekti, kada kai parašys sporto centras kažkokias naujienas. Ačiū už jūsų klausimą. Aš norėčiau atkreipti taip pat tokį dalyką, kad meras jau minėjo, kad tvarkos bus keičiamas. Norėčiau atkreipti tokį dalyką, kad nei vieno privataus sporto klubo vadovas nesikreipė į savivaldybę, kad būtų apdovanoti jų vaikai. Todėl mes savo iniciatyvą keičiame tą tvarką ir prašysime, kai jie įsigalios, o jie būtent įsigalios iki naujų mokslo metų pabaigos, kad jūs taip pat kreiptumėt. Paduodami sporto centrą, šituos mes savivaldybę neįdom, visą laiką paduodam viską į sporto centrą. Dabar matyt labiau pabendrausime ir su jumis ir tą klausimą spręsim. Dabar atsakymų sesija. Labadiena, esu krepšinio treneris Regimantas Juška. Nuo 97 metų dirbu Palangos sporto centre ir tikrai manau, kad turiu ką pasakyti ir aš jų klausimų gal daug neužduosiu. Vis klausimų gal kitą kartą, tikrai ne čia kaip. Bet noriu pasakyti, kad tikrai sporto centras dirba gerai ir savivaldybė tikrai daug dėmesio skiria sportui ir tikrai tenka daug bendroji per tiek metų bendravęs. Bendroji praktiškai su visos Lietuvos treneriais ir jie mums pavydi.
tai mums pavyzdį, ką mes turim, kokias mes turim sąlygas, kokias mes turim, kiek mums veža į varžybas, kaip veža į varžybas, kokias turim sales. Teko dirbti Baltijos mokykloje, kur dabar tinklininkės, tai jeigu tinklininkėm tas sąlygą netinka, aš pasiruošęs eiti dirbti į Baltijos mokykloje, užleisti jums areną ir tokių problemų. Galim norėtojas, tai tikrai ten labiau tiks, ten yra 10 krepšių, mes dirbam prie 3, tai nėra labai gerai, bet jeigu jums tai bus patogiau, galim keistis norėtojas, aš sutinku dirbti Baltijos mokyklos. Tai jeigu jums nepatinka autobusas, kuris kiaurų stogų nevažiuokit, mano krepšininko, nei vienas vaikas, nei vienas tėvelis nepasakė, kad ten kažkas lašia, kažkur bėga, kažkas. Čia paprasčiausiai yra kabinėjimas. O kas liečia lėšų paskirstimą, tai matėt lentelę, čia yra tragedija. Čia yra tragedija su ta, ką gavo tinklinis ir ką gavo kitos sporto šakas. Man 5 metus teko dirbti vadovauti Kretingos sporto mokykloje. Buvo situacija, kai atėjo bokso treneris ir labai drąsiai akis, kad sakė, tu krepšininkas ir tu remiai tik tai krepšinį. Lygiai taip pat, kaip čia paskaičiau, išdalinau, pamatė situaciją ir priėmė sprendimą, kad visoms sporto šakoms pagal vaikų skaičių bus dalinama vienodai. Spėkit, kas daugiausiai nukentėjo? Boksas. Tas treneris, kuris daugiausia gaudavo ir daugiausia kėlė šurmulio. Pamatė, daugiausia gauna tinklis, daugiausia kėlė šurmulio tinklis. Todėl, kad visą laiką bus mažai. Kiek beduot visą laiką bus mažai? Ačiū už pasisakymą ir tarsi, kaip pamatėme, kad reikia tiesiog bendrauti, komunikuoti ir treneriam tarpusavį. Labai gražus dabar pasiūlymas susikeisti salėje. Ačiū labai. Mirėjus nori pasakyti. Dar yra klausimų. Gerai. Bus klausimai. Tai žiūrėkit, mielas sporto bendruomenė, iš tikrųjų, aš nenusileisiu iki Nemuno aušros, kuris nori suviršyti visą bendruomenę, jų politiniai tikslai yra labai aiškus, ta prasme, šmeižti, meluoti, tai žinokit, mano ta politinė oda yra labai stora, ta prasme, aš tokių žmonių, kurie, ta prasme, be jokių argumentų, kurie nė karto neužėję, aš pirmą kartą mačiau, vieną kartą pakvietė klubo atidarimą žmogus, o antrą kartą atėjo dėl bažnyčios problemos spręsti ir jis per visus socialinius tinklus mane šmeižia nuo ryto iki vakaro. Tai aš nereaguoju dėl to, ta prasme. Bet aš ką noriu pasakyti, mes ne dėl to šiandien susirinkom. Mes susirinkom pabendrauti, išsakyti problemas ir spręsti jas. Normaliai spręsti, sprendimo būdu, bet neatsistojus ant pačkos, politikuoti, koks aš geras, kaip aš myliu vaikus ir kaip aš čia padaryčiau, jeigu kažkas būčiau. Ir man jau, kaip pono Seimo narys, davė paskutinius 2 metus. Ta prasme, viešoje erdvėje. Tai čia aš nenoriu nusileisti iki jų lygio, bet noriu tik tai pasakyti. Niekada Palangos bendruomenė nėra supriešinta. Tikslas kažkieno yra ją priešinti. Nesvarbu, per sportą, per kažkokias kitas veiklas ir taip toliau. Tai aš žinau, kad jinai yra labai stipri. Ir tokių priešinimų, kažkokių politinių priešinimų tikrai nepasiduos ir nebus. Norim spręsti klausimus, ateinam, sprendžiam klausimus. Reikia įkurti tarybą, įkurkim tarybą, ta prasme, iš savivaldybės už žmonės. Reikia diskutuoti, treneriui nori ateiti, padiskutuoti, ateikit, padiskutuosim, ta prasme. Šiandien susirinkom, taip, aš nesakau, kad viskas yra idealu ir viskas yra labai gerai, taip nebūna niekada, ta prasme. Mes turim dar kur tobulėti, turim eiti priekį, turim žiūrėti finansavimus, pasitvirtinti gerai, kad įvyko šiandieną diskusija ir jinai vyksta. Tai žiūrėsim, susidėliosim klausimus, sudėliosim žingsnius ir po truputėlį eisim link geriau. Bet tikrai aš nesutiksiu, kad Palangos bazės yra blogos. Dabar Palangos bazės per 11 metų jų išvis nebuvo. Jų išvis nebuvo. Prieš 11-12 metų pastatyta sporto arena yra pirmas objektas. Tai mes dabar nuo baseino, stadionų, teniso kortų, uždarų, atvirų, ta prasme, einam į priekį, nesigauna per 1 metus iš karto visko, ta prasme. Neįmanoma tą padaryti. Ten Rimantas klausė dėl teniso kortų, ta prasme. Aš skaidrėse parodžiau, kad teniso kortų projektas vyksta. Mes perimėm turtą iš valstybės, šiuo metu yra jau parengtas techninis projektas, bus administratorius, kuris valdys ir sukurs tą sporto teniso bazę. Šiuo metu statomi uždaryti teniso kortai. Ta prasme, viskas yra daroma, kiti miestai tokių dalykų neturi. Bet aš ne apie tai.
Aš iš visos širdies noriu paprašyti visų ir tėvelių, negyvenkit vieno žmogaus Facebooko burbule. Ta prasme, iš tikrųjų, ta bendruomenė, kuri šiandien čia susirinko, jinai yra to neverta. Nu, neverta jinai tokia yra. Tai išsakykim problemas, kokios jos realiai yra. Trūksta finansavimo, ateinam, sakom, trūksta finansavimo. Reikia kažkokio autobuso, sakykim, reikia autobuso, ta prasme. Reikia kažkokio, tai nežinau, didesnio finansavimo sporto programų, kas 3 kartus jau yra pakelta. Pakelsim, padarysim, svarbu, kad kažkas norėtų ir girdėtų mus. Bet tai vat aš labai sakau, noriu visą laiką geranoriškai spręsti visas susiklošiusias, jeigu tokios yra problemas. Ir ne vien nuomonė, yra daug trenerių, kurie galėtų šiandien daug ką pasakyti, pasisakyti ir argumentuoti. Bet vėlgi, šiandien mes esam per daug žmonių, ta prasme, kad viską išspręsti vienu momentu. Tai gal aš nežinau, gal toks Marcelio pasiūlymas yra įkurti tą prie miesto sporto tarybą, iš kurios deleguoti privačių klubų, savivaldybės administracijos, būtinai galbūt net vicemerė, kuri, ta prasme, jaustų tą pulsą, ko jums reikia. Jaustų tą pulsą, kokios yra problemas, nes supraskit, mes ne viską žinom ir tai neįmanoma yra žinoti kiekvieną smulkmeną, ar ten šokoladuką įdėkime šokoladuką, taip, jeigu tai buvo blogai. Vadinasi, reikia galvoti aplamai, jeigu organizuojam sporto apdovanojimų renginį, tai tada reikia įdaryti rimtą. Tai gal reikia perduoti organizavimą ne sporto centrui, perduoti organizavimą mūsų investicijų valdymui, kuris turi daug patirties, tad diskutuokim, kalbėkim, bet nesisvaidykim kaltinimais, kažkokiais žemais, ta prasme, dalykais. Na, tai tikrai nėra čia, šviesūs žmonės esam visi, darykim tas, kas yra tikrai priimtina ir mes tą girdim. Ačiū. Matai, viskas. Matai, čia ne politinis mitingas, čia yra sporto bendruomenės susitikimas, kalbėkime sporto klausimais. Matai, aš jūs pakviesiu, jeigu jūs norite ir turite kažkokių... Matai, aš noriu jums pasiūlyti, jeigu jūs turite... Taip, matai, jeigu jūs nenorit išklausyti, ką aš sakau, aš nebekalbėsiu. Taip, dabar... Taip, dabar mes turime daug klausimų surašyti. Tai buvo pirmasis klausimas. Matai, tai jūs tiesiog čia pradedat asmeninius klausimus spręsti. Matai, mes sprendžiame sporto bendruomenės klausimus. Apie jūs asmeniškai meras nekalbėjo. Matai, žiūrėk, ar jūs galit mane išklausyti? Gerai, ačiū. Žiūrėkit, matot, kokios yra provokacijos, ta prasme, tai iš tiesų, matai, jeigu esi vyras, tai ateikit pas mane savivaldybę ir mes pasikalbėsim apie viską, ta prasme. Gerai? Matai, jūs ką tik mane pažeminote kaip moterį, jūs pasakėte, kas tu tokia. Matai, prašau atsisėsti savo vietą. Mes norim atsakinėti klausimus.
Matai, atsisėskit, prašau. Manau, tėveliai atėjo išklausyti atsakymus, net klausimus. Aš jums pasakyti. Taip, pradedam atsakymų sesiją. Pradedame atsakymų sesiją. Pirmasis klausimas buvo, nežinau, kam adresuoti. Kodėl treneriai išeina privačią struktūrą? Gal Sauliau? Iš tikrųjų, kodėl treneriai išeina į privačią struktūrą, nelabai išturiu duomenų. Vienintelis, kas Rimantas klausė dėl teniso lauko, ne? Tai iš tikrųjų buvo skelbti 2 konkursai ir neatėjo žmogus dirbti. Prieš tai turėjome trenerį, jis išėjo į privačią struktūrą, nes, ko gero, ten šiek tiek yra lengviau. Nereikia per daug jokių ataskaitų teikti ir finansiniai dalykai yra, ko gero, geresni. Dėl to išėjo. O dabar, aišku, dar kitas dalykas. Manau, kad pasistatys būtent ant Morfos teniso kortai, tada dar galėtume pažiūrėti vien dėl to, kad šaltuoju periodu, ne, mes jau taip netelpam į sales su savo būtent sporto grupėmis. Tai šito momentu, aš manau, tikrai gal reikėtų dar kartelį pabandyti skelbti konkursą, šiltuoju sezonu žaistume teniso kortuose, o šaltuoju galėtų iš tikrųjų ieškoti galimybių žaisti uždaruose teniso kortuose. Kitas klausimas buvo lauko treniruokliai prie vaikų parko, kur jie dingo. Į šitos treniruoklius savivaldybė, kad jie buvo berods prieš porą metų vienokiai, praeitais metais kitokiai, savivaldybė neinvestavo nė kapeikus. Tai buvo projektas, katras buvo pateiktas, pažiūrėti, kaip jie veikia, kiek pritraukia bendruomenės, ar jie yra tinkami. Ir iš tikrųjų atsiliepimo buvo labai daug, ir kai šiais metais įteistojom, iš karto buvo, kur jie dingo, kas juos atstatys, o jau buvome nusimatę būtent savivaldybė buvo numačiusi pinigus, mes paskelbėme konkursą, 7 treniruokliai profesionalus yra lauko nupirkti, laukiame, kol bus sutvarkyta erdvė, tiesiog, kad reikėtų žmonėms irgi eiti per savo, kad būtų patogu prieiti prie jų, yra galva apie tai, gal padaryti netgi stogelį, kad būtų netgi žiemos laikotarpiu galėtų saulyje ar kažkas, nes yra lapkričio bėgimo takas, tai būtent šitie treniruokliai atsiras, o prieš tai buvusius 2 savivaldybė neinvestavo nė kapeikus. Ačiū. Buvo, bet matyt, meras jau atsakė šitą klausimą. Futbolo klubo Gintaras vadovas Marcelis klausė, piktinosi ar nuogąstavo, galbūt taip reikia sakyti, kad sporto centro futbolininkai ir kiti sportuojantys ugdytiniai yra kur kas geriau finansuojami, negu gali sau leisti privatus sporto klubas. Ir klausė, kaip išgyventi privatiems, galbūt galima surasti kažkokio sprendimo. Ir buvo siūlymas sukurti sporto miesto tarybą, kurioje būtų ir privačių klubų atstovai, ir sporto centro, ir miesto savivaldybės. Kaip meras jau pasakė, kad taip, tai tikrai, taip merė, aš supratau, kad iš tikrųjų tai geras pasiūlymas. Ne, tai aš sakau, tegu būna ta sporto bendruomenė, taryba turi savo narius, savo atstovus. Ir siūlykime variantus, žiūrėsim, kokios yra tos galimybės, kaip mes galime ar padidinti finansavimą, kaip minėjau, jau būtent sporto klubams yra padidintas tas finansavimas, kur bus konkursas 3 kartus. Tai jeigu dar reikia kelti, kalbėkime, bet tas išlaidas klubai būtent ir galės panaudoti tiek transportui, tiek kitok savo reikmėm, tai bus palengvinimas. Bet susėskit profesionalai, išgvildenkit, priimkit protokoliškai kažkokius sprendimus, rinkitės dažniau, sukursit tą tarybą ir siūlykit variantus. Ir mes tikrai girdėsim. Taip, ačiū merė. Aš tuo pačiu bandžiau pasakyti ir man niekaip nepavyko pasakyti dėl tinklinio. Jeigu tėveliai turite kažkokių klausimų, kažkuo esate nepatenkinti, sakykit, manote, kad galimai kažką galima spręsti, taip jūs visada turite teisę sukurti savo kažkokią grupę, kažkokius lyderius ir tikrai parašykite man, paskambinkite ir tikrai mes organizuosim susitikimą ir su meru
ir galbūt paklausime, kad ir sporto centro vadovas tai paaiškintų, kad diskutuokime ir ieškokime sprendimų, bet tai ne taip, kad man atsistojom ant pačkos ir aiškinom, kad viskas negerai. Mes tiesiog galime tai spręsti ir kviečiu jūs tikrai spręsti, jeigu yra tokių problemų. Kitas klausimas buvo, kaip sporto centras pasirašo sutartį su vaikais, kiek tų egzempliorių turėtų būti? Iš tikrųjų yra 2 egzemplioriai, treneris atneša 2 egzempliorius, turi pasirašyti ir 1 egzempliorių treneris privalo grąžinti tėvams. Ne administracija, bet treneris važiuoja. Aš pats jeigu galima atsakysiu, tai aš pats atšviečiau, nes gavau 1 egzempliorių, pats atšviečiau, įdaviau 2 ir po šiai dienai dar nesulaukti. Ne, aš dėl ko sakau, yra pasirašomi 2 egzemplioriai, 1 egzempliorius yra grąžinamas tėvams. Aišku, dar būdavo tokių, iš tikrųjų, aš vėl savo prašai trenerių, kartais paliekė, vieną kartą švietimo skyrius atėjo duomenys sudėti, treneriai pamiršta pasiimti, bet savo šiaip pasirašinėjame, kaip ir visos sutartys, yra 2 egzemplioriai. Klausėt dėl RKL, ten buvo irgi klausimas. Aš surasiu ir paduosiu, bet jūs pirmas, kuris paprašėte, Tiesiog čia kažkoks nesusipratimas ir spręs tą klausimą. Ačiū labai. Kodėl tokia reakcija? Tai, kad kažkas negerai sutartim, kažkas slapta informacija, kurios tėveliai nematė. Aš tik paklausiu. Ne, čia buvo tokia reakcija, matai, nėra ten jokios slaptos informacijos, aš taip manau. Tai toliau dar klausimas buvo, kam priklauso Baseinų sporto salė? RKL, sakau, yra iš tikrųjų savivaldybė yra pridėjusi lėšų, sakau, tai būtent savivaldybės lėšomis. Savivaldybės, sakau, savivaldybės. Tai savivaldybės, sakau, tai yra būtent aprangos, startas ir vežami varžybos. Ne. Savivaldybės, tai jūs nepamirškite, kad jeigu taip, čia irgi tėvelis, kaip pat tas vaikas, tai yra vaikas, tai jisai nėra, tai sakau, RKL nežaidžia ne vienas suaugęs žmogus, tai sudarėm tam, kad būtent mūsų jaunuomenė galėtų tenai žaisti, tai būtent jau užnekėkime apie tos vaikus, kur yra 17 metų ir vyresni, nes sakau, buvo, kad jau, kas sakau, tiesiog jau irgi per vėlai, sakau, sudaryta, nes kai kurie lyderiai yra jau išėję. Aišku, dabar gal grįž, prieš 2 savaitės sulaukiau Plungės direktoriaus skambučio, irgi tą patį daro, klausė, kiek būtent koks finansavimas, irgi daro tokį pat principą, darys ir prie sporto centro regioninio krepšinio lygą, tai kad savo turėtų vaikai kokį. Gal man? Ne, tai čia labai juokingi klausimai. Visas baseinas priklauso savivaldybei su visom patalpom. Tik tai yra 2 dalykai. Kada mes gynėmės konkurencijos taryboje ir buvo klausimas išlikimas dėl baseino, ar jį valdys privatininkas ar kiti, tai iš tikrųjų mums davė pastabų, kad komerciniai dalykai, tai yra kavinės patalpos ir sporto klubas, nes tai nėra savivaldybės, turi būti išnuomota viešo konkurso būdu. Buvo paskelbti konkursai ir išnuomota viešo konkurso būdu, tiek klubas, tiek kavinė. Aš tik noriu pasakyti, dėl ko aš tą klausimą paklausiu, nes, suprantat, vaikui samdau privatų treneriai, kad sportuotų, tarkim, truputį ir masės ir viską, nes prie krepšinio kol kas nėra. Jo, tai aš paklausiu, pas Saulių, sakau, gal įmanoma mėnesinį mokestį kažkaip, dėl to tas klausimas ir sakau, gal galima per sporto centrą mėnesinį mokestį bent kažkaip nubraukti. Ir viskas. Viskas jūs atsakė. Čia yra kaip privatus klubas, kaip Matas turi privatų sporto klubą ir vaikams ten irgi matyt kainuotų. Tai toliau kur tėvams? Taip, merė, dar noriu padaryti. Dėl salės, tai yra sporto centre salė. Biudžetinė įstaigoje, tai tikrai ten galite vesti sūnų ir pirmin. Nu tai Sauliaus trenerė. Jeigu pasižadate.
Sauliau, gal galima kažkaip bus spręsti tą klausimą, ne? Dabar kaip tėvams, kurie atveš vaikus į buriavimo mokyklą, kur palikti automobilius? Tai meras geriausiai žino atsakymą. Jo, tai mes dar statysim tą buriavimo mokyklą, bet bus stovyklos, tai tikrai nepergyvenkit, dėl to yra uosto teritorija, ne vien tik tai ten, kur va tie užtvara yra, prie tų visų angarų ir yra aikštelės kelios, ta prasme, tai jeigu jau atvažiuoja moksleiviai ir bus stovyklos ir taip toliau, tai mes tikrai leisime, uosto administracija leis šitą teritoriją nemokamai laikyti savo automobilius, kol vaikai tenai bus. O vėliau atsiras, po statybos atsiras tam tikra aikštelė, kur tėvai irgi galės laikyti savo automobilius. Nereikės mokėti. Jo, čia buvo klausimas dėl situacijų su tenisu, kad turi sportuoti Vydmantuose, bet meras jau sakė, jo, Saulius ir meras sakė, kad bus ir uždari kortai, ir atviri rekonstruojami. Taip, sporto bazėse dažna praktika kitose miestuose suteikti lengvatinėmis sąlygomis. Ką tėvai ir klubai turi padaryti, kad galėtų naudotis savivaldybės bazėmis, naudotis gali, bet matyti kažkokiam lengvatinėm sąlygom. Čia Laima gal gali. Iš tiesų dėl sporto bazių naudojimo yra tarybos sprendimas, kada gali naudoti sporto bazės neatlygintinai, arba, kaip minėjau, yra tam tikros lengvatos, kai yra didžiuliai renginiai organizuojami ir 100% ir 80% lengvatos yra taikomas. Dėl kitų miestų aš gal neturiu tiek daug informacijos, turiu tik tai apie gretimas savivaldybės. Pavyzdžiui, šiandien mes kalbėjome su Gargždų skyriaus vedėjų, tai kiek žinau, sporto klubai vaikų Gargžduose, Klaipėdos rajone jie neturi apskritai jokių lengvatų. Tai nežinau, čia yra svarstytinas klausimas, reikėtų galbūt aptarti taryboje. Ar reikia dar papildomų lengvatų, nes vienas tarybos sprendimas jau yra dėl sporto bazių lengvatų, o kadangi bazių iš tikrųjų labai daug naujų atsiranda, tai ir stadionai ir visi kiti, aš manau, kad vis tiek meras inicijuos turbūt šito sprendimo peržiūrą. Dar dėl tų bazių, tai vėlgi, sakiau, pavasarį atidarysim naują modernų stadioną Baltijos mokyklos, kur galės tikrai mūsų futbolininkai ir sporto centro, ir privatus klubai tenai lankytis. Tai mes sugrįšim prie tos tvarkos, pažiūrėsim, kokios yra tos tvarkos tenai, kokie tos yra nuolaidos ir pasistengsim padaryti, kad tikrai būtų labai gerai. Klausimas, ar negalėtų savivaldybės valdžia pasikviesti atskirai trenerius pokalbį? Nugalėtų, kodėl ne? Ateikit, pakalbėkit, o tai apie ką? Jeigu būtų kažkokia tikrai, ateikit, pakalbėkit, jeigu treneriai turite ką apsvarstyti, prašau, aišku, kad... Įsivaizduoti, kad nebūna taip, kad neteina žmonės į trenerių. Taip, jie ateina. Bet jie neteina po 100, po 200 ateina žmonės, pasitarėm, pasikalbam, ta prasme. O jeigu kažkas tik tai nori pas mane ateiti, prašau, lauksiu. Buvo tokia, kaip čia pasakyti, nuomonė, kad mieste trūksta salių, net ten yra prioritetai, kodėl čia statomi tokios ir ne kitokios salės, trūksta dziudo, bokso, futbolo salių, aerobikos ir panašiai. O daromas padėlis, ar negeriau būtų tokį statyti ne sporto centro teritoriją, o privačiam versle? Atsakysiu, iš tikrųjų, tai buvo numatyta statyti, tai yra būtent ne pastatas, tai yra 3 padėlio aikštelės ir 3 pick-and-ball. Suma nėra tikrai tokia, kad galėtume pastatyti dar vieną salę. Salių trūkumas taip yra. Yra todėl, kad iš tikrųjų mūsų treneriai kaip čia pasakyti, vaikai tampa aukštesnio meistriškumo, treneriai gauna daugiau valandų ir šitoj vietoj taip, jau mes, ieškom įvairių sprendimų, kad ir bendro fizinio daryti, kad ir į lauką įti bėgti krosus, tai va tokie. Bet aš manau, kad padėlio jau dabar, aš nežinau, yra gal atstovų nėra, bet iš tikrųjų jau dabar vaikai žaidžia čempionatuose, iškovoja medalius, tai manau tikrai, kad tos erdvės jiems reikia. Aš nemanau, kad, pavyzdžiui, tą patį sporto centro vaikai, jeigu mes
Iš tikrųjų, sakau, yra mintis apie tai, kad vasarą sudaryti sutartį su kažkokiu treneriu, kad jis galėtų tos mūsų sporto centrus vaikus pamokyti, kai baigėsi tas didysis sezonas, o kodėl ne, kodėl tie mūsų vaikai negali susipažinti su nauja sporto šaka ir ją išbandyti. Tai nėra, sakau, keista, iš tikrųjų, jeigu mes darome, tai sakau, irgi kažkada iniciatyvos paėmėme, prie sporto centro padarėme pležio 2 aikšteles, katros naudojasi, tikrai ką jos blogai yra padarytos. Tiesiog kaltinti gali visą laiką, kad kažkas yra ne taip daroma, ne ten pinigai, bet jos yra padarytos, jos veikia, jos yra įveiklintos. Ar didinsite autobusiukų kiekį? Taip, balandžio ar kovo ar balandžio mėnesį tikrai turime dar vieną 9 vietų autobusiuką nupirkti. Tai manau, kas iš tikrųjų palengvins šiek tiek individualiom sporto šakom. Taip pat, sakau, ir krepšinio, taip pat ir tinklinio gali būti, jeigu mažesnė grupė važiuoti tikrai. Šitoje vietoje, manau, kad taip aišku, šitie 2, kur sako, tenais bėgantis stogas, dar kažkas, nėra taip. Ten yra vienoje vietoje buvo tai kondensatas susidaręs, aišku, galima apipilti parus, sako, tai autobusai remontuoja, taip, jie griūna, jūs reikia remontuoti, manau, mašinas, kad tas vairuoja irgi būna visko. Mes ir patys esam savivaldybėje apie tai jau kalbėję ir atkreipę dėmesį ir dabar Saulių kaltų tėveliams. Galiu pasakyti, kaip buvo parenkami apdovanojimai, kam medaliai, kam šokoladai. Aš galiu pasakyti, kad mes pamatėm jūsų įrašus ir tikrai Saulius turėjo pasiaiškinti, kodėl taip. Šiais metais pirmą kartą iš tikrųjų padarėme nuostatus. Padarėme nuostatus, pagal kurios komisija atrinko savo sportininkus pagal jų pasiekimus. Praeitais metais buvo tiems, kur perspektyvus, tai yra pati mažiausia grupė, šiais metais netgi jų iš viso nebuvo, bet būtent po pateiktų pareiškų komisija sako, galime dar tą vieną nominaciją, galime. Nusimatėm tą nominaciją, kad didžioji dalis būtent ten yra jaunučiai vaikai, kad gautų. O praeitais metais buvo duoti medaliai kažkas iš tėvelių. O kur tos medalius dėti? Buvo duotos būtent perspektyviems vaikams buvo maikutės tais praeitais metais padarytos. Irgi vieni pasako, matmo netoks. Aš suprantu, kad gali būti visą laiką kažkas gali, tinka, netinka. Šiais metais tiesiog pabandėm portfelį, būtent to, jeigu žiūrėčiau, aišku, dabar jeigu sakot medalis, kaina medalio ir šokoladukų vienoda. Tiesiog savo pagalvojom, gal tiems perspektyviems, kad jų daugiau, paduosim medalį. Gal prie šitos vietos, taip, dabar jau pripažįstu, gal reikėjo kažkokio diplomėlio, dar kažko, bet aš vėl sakau. Baisiausia yra ne tai, kad mes ne taip padarėm, bet kai iš tikrųjų gražus renginys ir sakau, ačiū tiems žmonėms, kad jie prisidėjo prie to renginio. Ir vėl Facebook'e šitą renginį sumiekina, sakau, padaro, jie atrodo, kad tiesiog susirinko iš 500 žmonių, tiesiog iš tikrųjų didžiulis renginys, taip, reikia jau. Ačiū, kad jie sako, sakau, iš tikrųjų tėvelis paskambino vienas, ir gyvai pakalbėjom su juo, ačiū jam, sakau, taip, aš pripažįstu, kad, gal ne taip, gal reikia kažkokį. Tai dar mes turėtume matyti apsispręsti, kiek tų aplamai apdovanojimų sportininkam reikia. Nes vienas iš apdovanojimų yra dabar piniginės premijos. Ar ne, papildysim dabar tą tvarką dėl privačių klubų ir visi vaikai, kurie pasieks jau aukšto sporto rezultatų, galės gauti labai realias ir nemažas piniginės premijas. Tai yra vienas apdovanojimas. Dabar ar šito renginio reikia kito, ta prasme, tai vėlgi susėskit sporto bendruomenę ir pakalbėkit, kokios lygio turi būti, kokie prizai turi būti steigti, koks reikalingas finansavimas. Ir aš nematau tikrai problemos. Ar tikrai sporto centras turi vėl užsidėti ant savęs organizuoti renginius? Gal ne. Tai vienas iš mano pasiūlymo pokalbio pradžioje buvo, jeigu tas renginys iškristalizuojat, kad jis yra labai reikalingas ir taip toliau, tai pavedam renginių organizatoriam, kurie puikiai tą renginį suorganizuos ir matyt, čia nebus didelių įtampų, o yra kaip yra, mokomas iš klaidų. Dar iš tikrųjų tą patį skovimo klubai galėtų, nes dabar su savo treneriais mes paėmėm tos nuostatus, o ne kad jie buvo, ir mes tiesiog peržiūrėjom, kas šiais metais buvo, ne tai pakeisti nominacijas, pažiūrėjom, gal tiesiog paleisti balsavimą, kad išrinktų, kaip čia, publikos numylėtinis, ne vien iš tikrųjų, tiesiog klubai galėtų irgi savo pasiūlymus atsiųsti, pabandytume įtraukti, kad atsirastų kažkoks bendras, tai vėl mes norime, kad būtų visa miesto bendruomenė apdovanota.
galėtų nieko nedaryti, sporto centras apsidalvoja, savim paplojam gražiai ir viskas, bet norim, kad būtų sporto bendruomenė. Sauliau, dar vienas klausimas buvo, bet matyt jau atsakė ir meras ir jūs, pagal ką sprendžia, kas bus apdovanoti, daug mažiau kalbėjome apie tai. Aš noriu paprašyti trenerių, sporto centro trenerių, gal jūs kažką galite pasakyti, gal jūs savo nuomonę galite išsakyti. Prašau. Sveiki, treneris Ąžuolas. Aš tiesiog noriu pasakyti vieną dalyką. Čia kažkas iš tėvų buvo nepatenkinti, kad kažkoje šokoladuką apdovanoja, dar kažkam kažkas blogai. Čia Muay Thai treneris sakė, kad rezultatai netitinka ir panašiai. Ne? Tai gal padarom taip, kad visus vaikus apdovanojam, tiesiog kurie lanko treniruotės, ateina pas mane į bokso maišymą, mušti irgi apdovanojam. Kaip sako treneris, esu dziudo atstovas, turiu Vilčės mama. Mano mergaitė yra laimėjusi 18 vien pirmų vietų, neskaitant antrų, trečių. 3 metai iš eilės dziudo čempionė. Ir vaikas gauna šokoladą. Žinokit, apėmė beviltiškumo jausmus ir tą patį vaiką. Ne piniguose esmė, ne tame šokolade. Tas pats, pavyzdžiui, apdovanojimas diplomai tam vaikui, jūs patys nebuvot vaikais pasikabinti ant sienos, kaip jie bėga jam. Čia, pavyzdžiui, buvo nepagarba treneriui ir mano vaikui. Viskas tvarkoj, jumis suprantu, čia treneriui. Viskas super. Aš visas sporto šakas gerbiu, treneriui Muay Thai taip pat gerbiu, jumis taip pat gerbiu. Žiūrėkit, aš tiesiog savo nuomonę pasakau, aš su nieko nenoriu pyktis, tiesiog savo nuomonę kaip treneris galiu pasakyti, ne? Tai žiūrėkit, buvo tam tikri nuostatai, ne? Aš kad galėčiau, žinot, ką pasakyti, kažkas buvo nepatenkinti, kad sakė Palanga boksininkų miestas, ne? Ten mano 4 gal vaikai, aš nesusireikšminsiu, bet mano 4 vaikai top 10 geriausių sportininkų, ne? Tai žiūrėkit, aš gal net galiu paprašyti vadovo, mero, nežinau, ką čia kreiptis, kad mano vaikų kitais metais net neapdovanotų. Gal kažką apdovano, žinokit, kur, kažkas gal Lietuvos čempionate iš 2 antras tapo, kažkas kitas ten, nežinau, vaikų amžiui 10 metų tarptautinio turnyro nugalėtojas, tai suprant, kažkokie tai turi būti kriterijai nuostatai, kažkoks amžiui grupės, kažkokie. Kitas dalykas, žiūrėkit, dar šiek tiek pridursiu, yra, pavyzdžiui, dalyvių skaičius, ne? Pavyzdžiui, būna Lietuvos čempionatas, 20 vaikų, ne, 14 metų, dar pavyzdys, jis tapo pirmas, ne? Tai čia yra aukštas pasiekimas. Bet jeigu Lietuvos čempionate ten, tarkim, kažkokiam ten iki 10 metų ir dar 3 vaikai ir tu tapai 3, kaip manote, realiai, ar čia yra labai aukštas rezultatas? Ne, ką jūs žinote? Ne, aš čia kaip pavyzdys sakau, aš čia kaip pavyzdys. Ąžuolai, visi labai gerbė, tikrai, aš panašiai sakau, bet paprasčiausiai Aš tiesiog, man viskas paprasčiausiai, aš tiesiog norėjau šitą pridėti, tiesiog aiškintau savo nuomonę, tiesiog, nes tokia atrodo tokia nuomonė, kad visus tada gal apdovanoti vaikus, kurie lanko treniruotę. Bet žinokit, yra atranka. Tai va, kiekvienam treneriui. Aš kreipiuosi į mamytę, į jūs, aš visiškai suprantu ir galbūt jūsų tie ir bandau kalbėti su jumis. Jo, bandau asmeniškai su jumis kalbėti, kad aš visiškai jūs suprantu ir galbūt reikia peržiūrėti, iš tikrųjų tokie pasiekimai galbūt verta labiau pasižiūrėti. Meri, jūs kažką žiūrėti? Žiūrėkit, tai aš tai galvoju, kad iš tikrųjų, jeigu mes darom renginius sportininkų apdovanojimų ir apdovanojam, bet vaikus apdovanojam, aplamai ta prasme, tai jūs reikia pagerbti. Teisingai sakot, nėra tenai sunku pasirašyti padėką ar ten kokį nors kitą prizą įsteigti, jeigu mes darom tą renginį. Tai aš tikrai sutinku ir mes jau pasakėm, kad blogai, ta prasme, šiais metais taip įvyko, kažkas buvo nepastebėta, dėl to reikia, sakau, renginį perduoti profesionalom, nusimatyti labai normalius kažkokias tai dovanėlės pagerbimą ar kriterijus išsiaiškinti visiems ir tai padarysim, tai tikrai nėra problema. Ta prasme, ačiū, kad iškėlė šitą klausimą.
Aš tikrai jūsų vietoj taip pat jaučiuosi. Tikrai žiūrės. Dėl to apdovanojimo buvo įsteigta komisija, padaryti nuostatą, komisija ir Diana buvo kartu, mes buvom čia dviesi iš tos komisijos esam, tai yra nuostatai. Tų nuostatų mes laukiam nuo 2000 metų. Atėjo Sauliui, tarp kitko, mes turim būti dėkingi 2 metai kaip direktorių ir padarė to, sakykime, tą patį apdovanojimą, ko nebuvo 20 metų, galiu papasakoti net kuriozą, kad buvo 2000 metais. Laimėjom vėl čempionatą, atneša tuometinė valdžia, atneša Čekį, 30 000 komandai įteikia, visi džiaugiasi, žaidėjai, visi džiaugiasi, komanda gauna 30 000, reikia apdovanoti, nėra kaip eiti, nėra jokių nuostatų, nėra pagal ką skirtų pinigų ir visa komanda liko be 30 000. Tai dabar tik dėl po 20 metų įkuria Sauliaus iniciatyvą, tą padaro tą lentelę ir pasakysiu, kodėl nebuvo pagal amžių ir jūsų tikrai jauna dar nepakliuvo į tą lentelę. Taip, o tik paskui po to mes matydami, aš daviau komisiją, po to žiūrėkit, tai buvo jaunesni ir paskui žiūrim, ką daryti. Tai nusprendėm, kad dar apdovanosim perspektyviausius, nebuvo irgi numatyta apdovanojimą. Tai nusprendėm, kad dar perspektyviausius surenkam ir apdovanojimą. Atsiprašom už šokoladukus, bet jeigu ūkininkui būtų mažiau dar skiria pinigų, tai išėję ne iš šokoladukus. Mes tikrai atkreipsim dėmesio dabar, norėčiau dar, kaip klausimų nebeturim, norėčiau, kad gal Marcelis, kadangi jisai buvo iniciatorius ir tokio racionalų pasiūlymą pateikė dėl sporto tarybos įkūrimo miesto. Tai Marceli, galbūt jūs ir imsitės kaip iniciatorius, organizatorius ir... Taip, prašau. Jeigu trumpai tik tai, nes jau visi. Marcelį, jūs supratot kažką? Tas pasiūlymas ir buvo būtent skirtas tam, kad mes visas problemas sporto ir taip toliau spręstumėm tenais pirmą. Po to jau eitumėm ar į valdžią, ar dar kažkas ir taip toliau. Dėl apdovanojimų mano siūlymas ir bus, kad tie privatus klubai, kurie bus toj taryboje, jie irgi dalyvaus komisijoje. Kodėl ne? Kai yra miesto apdovanojimai, ten mes irgi turim dalyvauti, irgi turim siūlyti dziudo atstovus, kaip suprantu, privataus klubo. Tai vat jeigu mes turėsim savo... atsiprašau. Gerai, jeigu mes privatus klubai turės savo atstovus taryboje, tai jie galės ir siūlyti pakeitimus dėl finansavimo, dėl to, dėl ano. Mes mūris turi išgirsti, o tam mes turim bendrai visi toj taryboje dalyvauti. Tai aš atsiprašau, ne visus pažįstu sporto centro vadovus, prašau kreiptis, kas norės į tą tarybą įstoti, kreipkitės, aš bandysiu tą klausimą organizuoti. Marcelė, ačiū. Ir jūs kažką norite pasakyti? Tikrai nerašau tokio atsisakymo, bet norėčiau pasiūlyti. Vienas tėvelis pasakė, kad sporto centre nieko nėra naujo. Galbūt būtumėm pirmas sporto centras, jeigu įkurtumėm sporto psichologo etatą. Gerai, kodėl ne? Ir tėvam, ir vaikam, ir treneriam, o tokių specialistų jau atsiranda. Meras jau sako, gerai, būtinai. Gerai, labai ačiū. Ir gal baigėme ir paskutinį pasisakymą, norėčiau vis tik tai miesto vadovai. Tai kokį dar pasakykit, priminkit klausimą? Apie nepriklausomų vietas. Apie ką? Galima padaryti, kad pakelti pasitikėjimą miestiečių nepriklausomų vietų. Žiūrėkit, jūs, ta pati partija audituos LRT, tai žiūrėkit, pas mus yra biškį truputėlį kitaip valstybėje. Iš tikrųjų, biudžetinės įstaigos turi 2 mechanizmus, jas 2 kartus kontroliuoja. Tai yra savivaldybės auditas ir antras yra nepriklausomas kontrolierius, kuris būtent atlieka visų biudžetinių įstaigų labai aiškią patikrą, ta prasme. Ir jeigu reikia, kažkas yra, kreipiasi ten, kur reikia kreiptis, ta prasme. Prašau? Kasmet tai yra atliekama. Tai aš labai norėčiau tikrai pirmiausia visiems padėkoti kad susirinkot. Dar norėčiau visų paprašyti dar kartą. Yra problemų, ateikim spręskim. Negyvenkim Facebook'e burbulę, gyvenkim draugiškai
ir mūsų tikrai bendruomenė, ir jūs esate labai stipri. Ir žinot, tada išgirsti, kad niekas nieko neveikia, nu tai yra visiška politika, ta prasme. Tai siūlyčiau tikrai nepasiduoti tom intrigom visom, o eiti į priekį, kalbėtis, tartis. Marcelė, manau, kad įkurs taryba savivaldybė pati, ta prasme, ar mero potvarkio, ar administracijos direktoriaus įsakymų, tai bus rimčiau ir paskirstimas, tik tai mums reikės sulaukti jūsų noro, kas norėtų dalyvauti toje taryboje, ar ne? Ir mes tada galėtumėm tarybą rinktis, nežinau, nusispręstą reglamentą, laiką ir tenai išgirsti jūsų ir tėvelių ir visas problemas sukoncentruoti vienoje vietoje ir tada turėtų kimti kažkokie sprendimai. Ar tai dėl finansavimo, ar tai dėl kažkokių niuansų, nežinau, smulkmenų, visiškų smulkmenų, gal ir rimtų problemų. Tai ačiū labai dar kartą už sugaištą laiką, ačiū, kad buvote aktyvūs, tikrai labai jūs myliu, gerbiu ir iki pasimatymo.